Sveiki, malonūs klausytojai ir žiūrovai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Ar kada nors susimąstėt, kodėl net po vienos prasto miego nakties pabundat aiškiai norėdami kažko saldaus ir jausdamiesi emociškai suglamžyti? Tam yra žinomas mokslinis paaiškinimas. Miego procesas muša pagrindinį būgną kūno medžiagų apykaitos ir emocinio balanso procesuose. Jei suprastėja miego kokybė arba trukmė, organizmo endokrininė sistema persijungia į parengties būseną, veikdama du pagrindinius valgymą reguliuojančius hormonus – leptiną ir greliną. Greliną gamina skrandis, tai alkio hormonas. Jei miego kokybė prastėja, grelino kiekis stipriai padidėja, o smegenys tai interpretuoja kaip signalą, kad organizmui skubiai reikia greitai gaunamos energijos. Leptinas – sotumo hormonas, kurį gamina riebalinis audinys. Trūkstant kokybiško miego, leptino gamyba sulėtėja, todėl smegenų nebepasiekia signalas, kad valgyti gana. Šis su valgymu susijusių hormonų disbalansas sukuria didesnį potraukį intensyvaus skonio daug kalorijų turinčiam maistui, dažniausiai maistui, kuriame daug nesudėtinių angliavandenių ir riebalų. Be to, prastesnė miego kokybė tiesiogiai veikia ryšį tarp smegenų migdolos srities ir kaktinės skilties. Migdolos sritis atsakinga už emocijas, o kaktinės skiltis už vykdomąsias funkcijas, sprendimus ir valios pastangas. Jei miegam prastai, kaktinės skiltis nebegali užtikrinti tinkamos migdolo kontrolės, todėl padidėja emocingumas, dirglumas, sumažėja gebėjimas atsispirti maisto potraukiams, todėl pagerėja sąlygos emociniam valgymui. Maistas pradedamas naudoti kaip nusiraminimo priemonė, taip stiprinami nesveiki įpročiai ir nesudaromos sąlygos mokytis tinkamų emocijų reguliavimo būdų. Ką paskutiniu metu mokslininkai atskleidė apie miego įpročių ir kūno chemijos bei žarnyno sveikatos ryšį. Dabar jau žinome, kuri sutrikdyta miego fazė turi reikšmingos įtakos tam, kaip veikiama medžiagų apykaita. Jei miegas trikdomas antroje nakties pusėje ar miego pabaigoje, tada ryte patiriamas didesnis grelino pikas bei stipresnis noras valgyti saldžiai ir riebiai. Miego trikdymas pirmoje miego ciklo pusėje nesukelia tokio pat poveikio medžiagų apykaitai. Taip pat žinome, jog miego trikdymas veikia oreksino receptorius smegenyse. Oreksino receptoriai valdo ir būdravimo ir apetito ciklus. Sutrikus miegui sutrikdomas gliutamato tiekimas aplink šios neuronus. Pertvarkomos neuroninės jungtys ir smegenys chemiškai užstringa nuolatinėje budrus ir alkanas būsenoje. Taip pat žinome, jog ryšys tarp valgymo ir miego yra abipusis. Daug riebaus ir smarkiai apdoroto maisto provokuoja sisteminį uždegimą ir trukdo HPA ašies, angliškai hypothalamic pituitary adrenal, lietuviškai pogumburio kankorėžinės liaukos antinksčių veiklą. Organizme tai pasireiškia kaip sutrikęs REM miego ciklas. Tyrimai taip pat rodo, kad aktyvios valgymo intervencijos, pavyzdžiui, protarpinis valgymas, apie kurį kalbėjom praeitą savaitę, stabilizuoja cirkadinį ritmą ir tai pagerina nuotaiką dienos metu. Ar norite išbandyti patys, kaip tvarkingesnis miegas gali veikti jūsų nuotaiką ir potraukį nesveikam maistui? Pradėkit nuo nustatytos 10 valandų valgymo pertraukos nakties metu, vėliau šį laiką galėsite didinti. Stenkitės nustoti valgyti 2,5 ar 3 valandas iki miego. Tai padės suvaldyti vakarinius kortizolio ir insulino pikus, kurie gali būti net nejuntamų pabudimų nakties metu priežastis ir griauti jūsų miego architektūrą. Saugokit savo antrą miego ciklo pusę. Jei turit galimybę, gulkitės ir kelkitės panašiu metu. Geriau prieš jau laikykitės laiko, kada keliatės, negu laiko, kada gulatės. Cirkadinis miegas mėgsta pastovumą. Jau nutinka taip, kad užmiegat per vėlai, geriau pasistengit pamiegoti ilgiau ir gauti reikalingas antros miego ciklo pusės valandas, negu būtinai stenkitės keltis tuo pat metu. Stenkitės pastebėti ryšį tarp nuovargio, kurį galimai sukuria miego trūkumas, ir potraukio maistui. Vien toks pastebėjimas jau gali padėti valgyti sveikiau, o ne pagal klaidinantį signalą. Jei vakare jūs ima nerimas ar naktį kamuoja nemiga, vakarienei rinkite sudėtinių angliavandenių, avižų, rudų ir ryžių batatų ir triptofano, kalkutienos, kiaušinių, moliūgų sėklų turinčius produktus. Angliavandeniai paskatins nedidelio insulino kiekio išsiskyrimą, kuris padės triptofanui patekti į smegenis. Čia triptofanas virs nuotaiką stabilizuojančių serotoninų ir galiausiai miego hormonų melatoninu. Tiek šią savaitę apie miego poveikį nuotaikai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė.
Padedu spręsti paprastus ir sudėtingus klausimus susijusius su emocijom, elgesiu ir mąstymu. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvieno įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Jei turit klausimų ar komentarų, rašykit man asmeninę žinutę ar elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.